Bet aš ir galvoju, gal daugiau, žinai, nu, aišku, apie mane bišķi gal kažkiek galima. Man norisi daugiau apie, nu, tiesiog temas kažkokias nagrinėti. Lytiškumą? Jo, nes aš tai, žinai, čia apie mane kalbėti. Neskuklink. Nu, bet vis tiek. Nėra žmonių bažnyčioje ir taip, ką kalbinti yra šiaip ką, bet taip jaunimo, kad kažkas va tokia rimta darytų kaip tu. Tu mane, dabar prie jaunimo, labai malonu. O kur tu save traktuoji? Jeigu dabar nematai, yra tyrimai, vos net ten kažkokie naujesni, kad paauglystė iki 25 metų. Tai iš jau seniai viršės visus normas. Nu, bet palauk, jeigu paauglystė pasistumė, tai dabar reiškia ir tas, Iki dar 3-5 jaunimas. Kur jau suaugęs, nuo 25. Gerai. Kiek pačiam? 7. 70. Jo. Sveiki, prisijungę prie YouTube kanalo Pasauliškis, su jumis aš Justas Žukauskas, šiandien svečiuose lytiškumo lektorius Martynas Asakavičius. Labas, Martynai. Sveiki, labas. Tai lytiškumo lektorius, ne? Čia tokia įdomi sritis. Pas mus Kaune, kiek bent jau žinau, yra Pažink save organizacija, kuri pats buvai vadovas, kiek žinau. Ir dabar, kur dirbi, kaip dabar tavo atrodo, galbūt ir darbas, ir kaip vadinasi? Aha, tai Pažink save yra prie Kauno šeimos arkivyskupijos, Kauno arkivyskupijos šeimos centro. Taip pat ten darbavausi nuo 18 metų. Porą metų labai gražių dalykų pridarėm ir paskui kažkaip pajutau, kad noriu ir veda mane į mokyklas. Tai kadangi Pažink save buvo toks renginys, tiksliau, organizmas, kuris skirtas daugiau parapijų jaunimo edukavimui ir švietimui ir orientuotas buvo daugiau į savaitgalinius formatus, o mane labai traukė eiti į tas vietas, kur mažai gal kas eina, tai mokyklas, ir nes ten matėsi didžiuliai nerti dirvonai. Tai jau 5 metus mokyklose egzistuoju kaip lytiškumo ugdymo lektorius. Toks atokvėpis, nes pagalvojus, tai visko labai daug per tos 5 metus įvyko. Tai gal tada prie to prieisim. Šiaip klausiu visų vis tiek šito klausimo. Tikintis į Dievą, ne? Ir dėl ko tiki? Kas tave atvedė į bažnyčią? Ar tu nuo mažens tikėjai, ar... Ne, čia dovana, kurią galima skaityti 30 gimtadienio progą gavau. Čia prieš 7 metus. Tai kažkaip sąmoningiau kažkaip pradėjau gyventi ir mąstyti jau nuo 2014, ten maždaug plius minus, tai čia jau senokai buvo prieš 10 gerų metų. Kažkaip pradėjau aiškintis dalykus, nes supratau, kad tas stilius ir schema, kurią veikiau anksčiau, niekur neveda. Kažkaip laimės neteikė. Bet pradėjau ieškoti atsakymų ir taip galų gale kelionė atvedė, tokia sąmoningumo kelionė, paieškų atsakymų kelionė atvedė į bažnyčią, kurioje būdavau, bet būdavau 2 kartus per metus. Tas šventinis, toks tradicinis katalikas, Velykos Kalėdos. Tai mano giminiai taip labai praktikuojančių, užkietėjusių katalikų nebuvo, apart močiutės, kuri ten praktiškai visas litanijas mintinai mokėjo, rožiniai ten medinių net nebenaudojant, turbūt nuzulindavo labai greitai, jau pas jie tokie tvirtesni būdavo, labai daug melsdavosi. Tai man buvo toks pavyzdys iš šono, į kurį labai gal daug dėmesio nekreipiau, vėliau tik tai jau, kai įvyko tas vadinamas atsivertimas ir kai pažinau Dievą asmeniškiau, pradėjau matyti močiutę visai kitom spalvom ir labai vertinti ir džiaugtis to, ką jį darė. Esu girdėjęs, aš pirmą noriu sakyti, gal toks kaip juokas yra, bet manau, tai galbūt rimtas dalykas yra, kad močiutės ir laiko, galim sakyti, pasaulį, iš dalies, nes gal jaunystėje atrodo, ten močiutė meldžiasi, arba atėję žmonės į bažnyčią mato ką, senyvo amžiaus moteris dažniausiai priekinėse salose sėdi ir tą rožinį kartoja. Ir toks davatkiškumas toks atrodo, kitiems atėjus iš šono pasižiūrėjus, va čia religija apie tai, bet galbūt net nesusimaso, kiek jų ta malda, kiek tos padaro tokios įtakos pasauliu. Ir, sakykime, gal netgi tavo tikėjimo kelionė tai padarė tam tikrą įtaką. Tai be abejo, tai čia ant močiučių, gal ant jų dar patikslinti reikėtų ant jų maldų, nes... Ant jų maldų. Jo, nes jos meldėsi daug, gal ne visos,
gaila, bet dauguma tai tikrai. Tai aš manau, kad jų maldos ir daug ką čia vis dar šviesioms spalvoms mums leidžia matyti. Taigi, toliau kalbant apie patį lytiškumą. Pats sakai, tiek metus to jau užsiėmė. Kodėl lytiškumo temos, kodėl tau tos lytiškumo temos tapo įdomios, kas čia tokio? Jas man buvo neįdomios, bet čia, žinai, vienaip nori daryti, bet gyvenimas ir Dievas paskui sudėlioja kitaip. Tai aš niekad neplanavau būti mokytoju, niekad neplanavau lektorium būti kažkokiu ir panašiai. Baigiau verslo vadybos, ten paskui įmonių valdymo, tokius magistrus, bakalaurus, man aš apie verslą daugiau sukausi, kažkaip tos mintys, įvairiausi planai ir šiai dienai vis dar sukasi galvoju visokiausios idėjas. Bet būna ištinka Dievas, ir tada tu gali arba tam priešintis ir toliau klampoti savo jėgom per gyvenimą, arba tu gali pasiduoti jos roviai. Tai aš kažkaip tą suvokiau, kad šitas kvietimas eiti į šitą sritį ir grinai dirbti iš to sritį buvo iš jo. Man tai buvo akivaizdu ir supratau, kad tiesiog nėra prasmės priešintis ir geriau pasiduoti. Ir viskas labiau tam automatiškai gražiai užsisuko jo dėka. Tai viskas labai sklandžiai vyko. Ir nuo to šeimos centro pirmų žingsnių iki dabar, kur esu, šitiek mokyklų apkeliauta, paauglių tūkstančiai sutikta. Tai grinai jo dėka, manau, tikiu. Žinau, galbūt net netikiu. Gerai, tada pakalbėkime apie tos esminius galbūt dalykus. Jaunimas. Lytiškumo klausimai yra, nežinau, aišku, jiems kiek yra svarbu, kad tu važiuoji kalbėti, aš kaip tikybos mokytojas irgi turi temas, 10-okam turim temas apie lytiškumą. Kiek jaunimui yra įdomios tos temos, ten girdėti vyro lytiškumas, moters lytiškumas, per pamokas nuo tavo vykstančias jie įsitraukia, ar jiem įdomu? Įdomu, pas mane per pamokas būna tokia karinė tvarka. Aišku, mano nėra tikslas jų ten gazinti ar sustatyti ant blakstienų, bet aišku, padeda galbūt ir mano tam tikri įgūdžiai ir gebėjimai, duotybės, kurias turiu asmeninės, bet ir aišku turinys ir jo pateikimo būdas ir pats turinys. Įprastai aš pratęs, kad manęs klausytų visi super atidžiai, ausytės stačios, akytės plačios ir man tai yra norma. Būna kartais mokytojai ateina į pamoką stebėti, kol visada labai laukiu, nes ir mokytojai dažnai išeina kažko naujo sužinoja ir man jie dar labiausiai dėkoja už visus, tai labai džiaugiuosi. Tai jie irgi visada stebėsi, kaip čia tie paaugliai taip susikaupė, sako, mes jų nematėm, tokių susikoncentravusių. Iš tikrųjų, labai svarbu, aišku, tas informacijos pateikimas, bet ir turinys. O jiem tos turinys, lytiškumo ypatingai įdomus. Ir pradedant, mes dirbam, aš su kolegė Goda, mes dirbam su 5-12 klasėm. Tai nuo 5-kučių iki tų pačių vyriausių. Tai visada fokusas būna labai geras. Džiaugiamės tuo. Tai jiems įdomu ir visos temos įdomu. Aišku, galbūt pagal brandą, ten tos aktualios ir pačios svarbiausios temos. Bet mes parenkam pagal jų brandą tas temas, kurios tikrai jiems yra šių dienų temos. Kažkaip nebėgam labai ateitį, nes tada automatiškai prarasi fokusą. Jie nebeklausys tavęs, jeigu tu kalbėsi apie dalykus, kurių jų nesupranta. Tai jiems turi būti daugiau mažiau pažįstama, atpažįstama, suvokiama. Tai va, kai pagal brandą parenki temas, labai gerai viskas gaunasi. Jo, tada labai geri atsiliepimai. Kaip galvoji, ar dabar jaunesni, tarkim, vaikai, nes, sakykime, ten, manau, jau 12 metų ten pradeda galvoti apie kažkokius santykius, matau, tarp mokinių ten yra visokiausi tai prisilietimai, ar ten kažkas jau pradeda vykti, jų požiūrį, nes mokiniai, vaikai, tokie jaunimas, paaugliai, jie tai mato kaip, nežinau, tokia kaip žaidimą, jie kopijuoja suaugusių, jie mato kaip suaugę žmonės, kurie santykius ir jie kažką bando, bet jų tasai toksai pažinimas savo to lytiškumo ar kažką, jie neturi jo, ar jie klausinėja, tarkim, per tavo pamokas, ten mokytojau čia apie santykius, nežinau. Šiaip patikslinčiau dėl tavo to pastebėjimo, kopijavimo ar žaidimo, tai paaugliam jau tas nėra būdinga. Čia daugiau darželinukam ir dar gal kažkiek pradinukam.
kur galima matyti tas žaidimas šeimomis toksai, kur jie mato kaip suaugę, jeigu ten turi kažkokį gražų, labai artimą romantinį santykį, nu, tai va tie kažkaip bando kažką matyti, o kopijuoti, tai darželiuose, kažkoks toks vyksta, kad ten jau draugystės tokios, bet tokios daugiau grinai iš to pavyzdžio gražaus šeimoje. Pradinėse klasėse tokie galbūt lūžiai jau vyksta, kada jau baigėsi tie žaidimai, o paauglystė jokių būdų, tai jau nebėra kažkoks tik tai matyto pavyzdžio atkartojimas, dažniausiai jeigu kažkas ir eina į santykį, tą vadinamą draugystės romantinį, tai už vidinio stimulo ir ten tikrai ne dėl to, kad aš noriu kažką atvaizduoti, o dėl to, kad man kažkodėl to reikia. Tai va ir labai įdomu, kodėl to reikia, nes absoliučiai daugumai tikrai to nereikia. Ir pagal brandą, ir pagal brendimo etapus, tai, nu, ypač ankstyvoji paauglystė, nu, ten visiškai dar nėra, manau, svarbiausias dalykas romantiniai santykiai. Ten yra visų pirma savęs pažinimas. Aš kaip mokiniams sakau, neskubėkite į draugystės, tikrai ne, nes pažinimas savęs, ne ugdymas savęs, paskui draugai, tavo aplinka, jų santykių kūrimas su jais, ten paskui mokslai, aišku, neišvengiamai, papildomos veiklos, o romantiniai santykiai tikrai turi būti kažkelintam plane. Vėliau jau ten vyriausiose klasėse tie prioritetai pradės stumdytis, bet pačioj pradžioj tai tik tai. Bet žinai, jeigu ten klasiokas, pavyzdžiui, turi kažkokius ten savo draugus, tai kitai klasiokai, kuri neturi, jau toks yra, na kaip čia dabar, aš būsiu be nesusirasiu partnerio šitoj vietoj. Galima. Aišku, prieš tai tu minėjai apie tą brendimą, yra tas aktualijas, tai dabar brendimas ankstyvėja. Praktiškai su kiekviena karta jis ankstyvėja. Ne, tai jeigu dabar koksai turbūt mergaitės vis tiek pirmiau pradeda bręsti santykinai bendrai imant, tai lyginant su berniukais, tai jeigu dabar turbūt ten tas starto amžius kažkur tarp 10-11 metų, tai skaityti tarp 4-5 klasės tas įvyksta, nes praktiškai jau daug, kai ateini 5-okiam kalbėti, tai ten praktiškai jau masiškai beveik visom prasidėjęs tas lytinis brendimas, tai vadinasi jisai 4-okiam dar ne absoliučiai visom, tai kažkada jis įvyksta tarp 4-5 klasės. Berniukam tarp 5-6, sakykime, jau 5-okučiam nemažai startuoja, bet jau 6-okam praktiškai visi masiškai prasidėjęs. Tai tas ankstyvėja, nes kai pakalbėt su mokytojais kartais per pertraukas pasidalinė įspūdžiais, tai sako, tikrai, mums tos menstruacijos, tas lytinis brendimas, gal 14 man prasidėjo ir 15. Tais laikais kažkaip apie tai dar iš vis nekalbėdom tokio kaip 5-4 klasė. Dabar viskas kaip ankstyvėja. Natūralu, brendimas prasideda ir tos aktualios kitos prasideda ankstyvėja. Tada tos draugystės kažkokie, jeigu draugystės natūraliai ir intimumai atsiranda ir visi kiti bairiai. Bet šiaip, iš principo, tos ankstyvos paauglystės laikė draugystės, tai yra paskatintos tam tikrų vidinių kažkokių potyrių. Greičiausiai tai yra kažkokia, tos noras draugauti, tai kaip būdas kompensuoti trūkstamą dėmesį arba meilę, kurio aš galbūt negavau iš savo artimiausių žmonių šeimoje. Ir ta tendencija labai ryškiai matosi tarp paauglių. Dėl to tos draugystės dažniausiai būna netvarios tokios. Laikinos. Jo, labai. O čia paminėjai, kad nereikėtų pradėti tiem paaugliams iškart šokti į santykius, neieškoti tų romantinių. Kodėl nereikėtų jiems to daryti? Už tai, kad tu savęs gerai nesuvoki, savęs gerai nepažįsti, o tu bandai pažinti kitą žmogų ir kažkaip to santykį kurti su juo. Tai yra, toks, kaip sako, arklio, vežimo statymas prieš arklį visiškai, ne pagal taip, kaip turėtų būti. Tai visų pirma, čia aišku, tą visą dalyką perduoda šeima, tėvai yra pagrindiniai ugdytojai, tiek ir lytiškumo srity, čia negalima to nuneigti, tėvai yra numeris 1, jie turėtų visus pagrindus duoti. Aišku, ne visi ir galbūt duoda, ne visi sėkmingai duoda, nors ir stengiasi, bet dar kartą, ką noriu akcentuotas laikas, ypatingai lytinio brendimo pradžioje arba ankstyvoje paauglystėje, čia yra savęs pažinimo laikas turėtų būti, mokymosi, draugų santykių kūrimo laikas, kalbu ne romantinių, bet draugysčių kūrimo, edukavimosi, sportai, ten kiti būreliai,
tas draugystė turėtų ateiti šiek tiek vėliau. Aišku, natūraliai gali kartais klostytis, bet iš principo aš kaip pamatau, tai dar dažniausiai mažai kam įdomu. Mergaitės jau 8 klasiai daugiausiai pradeda domėtis, jau jom įdomu, jau jos ten kažką tarpusavį pasiplepa tomis temomis, dar į draugystės visos neina, bet jau jom pradeda aktualizuotis tie dalykai. Vaikinukam ten 8, retam, kuriam ten įdomu. Eiktų jam ten tas, anas, jam ten varyt, kažką daryti, nesąmonės kažkokius. Taip pat apie 7 iš vis nekalbu, ten dar toksai, kaip sakau, bjauriausias amžius, nes mergaitės jau būna pabrendosios, o tie dar žiauriai vaikiški. Ir tada ir su jais ir dirbti sunku, ir visada merginom duodu užuojautos, sakau, panos atjaučius, nes reikės dabar pakentėti, šitie vaikai toj suauks dar metai kiti ir jau jie biškai sąmoningesni bus, tai jos ten, ačiū, kad suprantat. Aš tai pastebiu tarp mokinių, kad, kaip ir sakai, kai kurie ir įsitraukia į sportus labiau, į mokslus ir matosi, kad jie gyvena tuo visu, nes tai jiems rūpi. Bet pastebiu ir dalį mokinių, nepasakyčiau, kiek tai būtų, bet tokia yra dalis mokinių, kurie įsitraukia 8, sakyčiau, kaip ir paminė, 7 galbūt kai kurie, bet jie dar per jauni būna. Ten 8, pavyzdžiui, man atrodo, jų nelabai priema, galbūt jie tokia gatvės kultūra kažkokia propaguoja, tas visas toksai, aš esu girdėjęs net ir iš antroko, pavyzdžiui, tas pasakymas, man jie nepatinka, kai jie kalba tais žargonais, tai yra arba kalėjimo žargonas, arba gatvės kažkokie irgi žargonai, ten visi tie žodžiai bazaras, arba ten, jeigu kažkas kažką paskundė, tai vadina ožiu. Ir aš bandau sudrausti, kad mes neturėtume tai bendrauti, ne apie tai yra esmė, nes tiesa turi būti svarbu, o ne kažkas kažką padarė, bet jie įsitraukia. Ir aišku, daug nuogirdų pas mane, visokio jaunimų susiduriu ir sutvirtinimą vedu, ten kiti pradeda, sakau, gyventi su draugais kažkur, nežinau, esi girdėjęs tokias savokas, centriniai, pavyzdžiui, žodis, ne? Čia pagal... Akriniai yra... Aš esu išgirdęs tokių... Skirstomas, ne? Hebros kažkokios. Akriniai akropolį būna, kaip suprantu, centriniai ten šalia, kažkaip ten žodžiai, ten kovoja, ten vieni su kitais, ten pasižiūrėjus, ten 12, 13, 14, tokie metai tenais ir įsitraukia tenais ir rūkimai prasideda įvairiausiai, neaišku, ko vartojimai, aš ten tiksliai negaliu pasakyti, čia gal tiesiog fantazuočiau, jeigu pasakočiau, bet, kažkoks įsitraukia į tą kultūrą. Kaip manai, kodėl įsitraukia tą tokia, sakyčiau, nereikalinga jiems kultūra, kaip ir sakai, jiems nereikia nei su santykiu, nei įsitraukti tai, nes nutraukia nuo jų esmės, jie yra mokiniai, jie turėtų pasibaigti mokyklą. Jo, bet matai, keliauti kažkur. Čia dalykas yra, čia keli niuansai, čia visada nėra vienos priežasties, bet štai, ką tu kalbi dalykuose, tai čia turbūt yra tai, kad jų užimtumo klausimas, greičiausiai tie visi, kur akriniai ar ten centriniai save priskiriantys, vadinasi, jie ten natūraliai daug laiko leidžia, kad save gali tapatinti su kažkokia zona, vietovė, ne? Tai jeigu ten laiką leidžia, vadinasi, jie kažkur jo neleidžia, o kur galbūt turėtų leisti. Tai sakykime, yra, jeigu mokinys mokosi, jis paskui užimtas visokiam pamokinėm veiklom, namų darbais, jam kada būti tuo akriniu ar centriniu, jau nebėra laiko natūraliai, o čia dažniausiai ateina tie žmonės, kurie neįsitraukia į papildomas veiklas, jie turi daug laisvo laiko, gal mažiau motyvacijos mokymuisi, aš taip spėčiau. O dėl ko tas toksai grupavimasis, tai greičiausiai dėl to, patvirtinimo, nes visiems ypatingai paaugliams yra tas poreikis patvirtinimo ir priklausimo. Tai jis kaip nori būti kaip ir patvirtinta atskira asmenybė, jau nebe vaikas, turintis savo norus, savo požiūrius ir jam reikia to vidinio patvirtinimo iš visos aplinkos. Pradedant nuo tėvų iki draugų ir visų kitų, bet taip pat labai didžiulis stiprus yra vidinis poreikis priklausimo kažkam. Tai dėl to kažkur tapatinamasis prie kažkokių hebrų, kažkur integracija yra labai svarbi. Natūraliai ir paskui dėl to aš esu toks ir toks, priklausau tiem ar tiem, tai čia toksai dalykas, ar gerai, gal kitas ten kažkur subkultūros ir kažkokios aktyvus nebus, bus toks neutralas, bet jis tada sakys, aš ten, nežinau, Jono Pauliaus gimnazijos, čia hebrui priklausau, ar ten jėzuitų dar kažkur. Tai natūraliai tas visada buvo ir bus.
Tai aš taip matau, kad čia natūralūs procesai, čia turbūt visų mano irgi kartose buvo panašus dalykai, kad visą ten susiskirstimai kažkokie pagal rajonus, gal anksčiau būdavo labiau pagal tos rajonus, čia ir Kaune irgi ten, kiek pasiklausau, tai čia kalniečiai su eiguliais muždavosi, ten vėl kiti dar, pasavo įtampos kažkokias, vis noras pasirodyti geresniem. Dar turiu klausimą, nes pats esu tą išgyvenęs ir mes visi vyrai, neaišku, kurios kartos, bet manau, tai veikia dabar. Tas toksai, kad būk kietas, ne, ir būk vyriškas. Ten kažko nedaryk, nes tai pavadins boba, verkia tik tais, irgi ten tik tais bobos, tokie pasakymai, atrodo, yra, vyrai neverkia, emocijų nerodo, nori būti kietas, tai prisijung prie tų, kurie rūko, išgeria, nes tai yra kieta, nors tai neskanu, tau šlikštu, tai, man tai, pavyzdžiui, kai aš įstraukiu ir ten pirmą cigaretę, kurį su draugais surūkėm, tai šlikštu, ten šisą, ten pagalvojus, tai pirmą ne cigaretę surūkėm, bet baltą lapą susukom tiesiog ir bandėm ten kažką daryti, čia, nežinau, gal buvo 10 metų, gal 9 kažkur. Tai, bet tas toksai noras būti kietu, ne, čia irgi, manau, labai svarbus dalykas, nes, jeigu draugai pasikviečia kažkokį ten, daro kažkokį balį, ten gal jau vyresni, ten gal 14-15, kažkas gal gavo cigaretę, ten pavogė iš tėvų, ar ten kažkokio alkoholio gal gavo, kažkas nupirko. Ir jau ten pakviečia kita, sako, tai tu gerk, jeigu negersi, tai ką tu čia? Tai čia vėl apie tą patį, apie norą, žinai, priklausyti kažkam, kebrai kažkokie ir tu sutinki daug dalykų daryti, kurie tau ne faini, arba šlykštus kaip rūkimas, bet tu tą dalyką darai, norėdamas priklausyti, norėdamas gauti patvirtinimą iš jo, kad jo, tu čia savas, tu čia irgi parūkiai su mumis ar išgėriai, tu čia skebroji. Tai dėl to irgi per pamokas ir sakau mokiniams, kad pergalvokit savo visas draugystės, ar tikrai jos visas jums reikalingos, nes greičiausiai kai kurios yra labai žalingos ir jūs trempia į apačią. Turbūt ne visos, kai kurios auginančios yra, bet labai svarbu, kokiais žmonėmis tu esi save apsibūręs, apsisupęs, nes tu neišvengiamai su laiku tapsi tų visų draugysčių vidurkis. Tai jeigu tu apsistatysi kažkokiais gabesniais ir esniais žmonėmis, tai tu natūraliai tave jie pakels, galbūt per kažkurias rytis, bet jeigu ten, žinai, tave bus chebra apsupus, kurie ne pats gražiausias pavyzdys, natūraliai tu būsi integruotas į juos ir tavo eis visi parametrai apačią. Tai, bet čia labai svarbus dalykas ir ne veltui yra daug tų posakių apie draugus ir tave, ten, žinai, pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu, ir ten čia labai svarbu. Aišku, yra baimė likti vienam, likti be draugų jaunimui, ne, tai tą irgi labai akcentuoju, kad nebijokit to, nebijokit. Ir darau aš per pamokas tokį pratimuką, aš ten metodiką, kad šiek tiek ledlaužysis kartu pamokos pradžioj, bet ir labai fain, nes duoda man informacijos apie auditoriją. Tai jie žaidimo formą atsakinėja įvairiausius klausimus. Ir vienas iš jų būna toksai tikrai jau ten, aišku, ne pats pirmas, bet kažkur per viduriuką, kada įsivažiavus, skambantis, kad ar tu turi šiai dienai bent vieną žmogų, kurio 100% galėtum pasitikėti, kaip po draugą. Ir dažniausiai didžioji dauguma turi tokius žmonės aplink save. Matai, kad dalis bijo pasirodyti, kad jie lik ir suokia, kad nėra to 100% patikimo žmogaus mano gyvenime, bet aš nenoriu, arba aš esu silpnas, kad tą pripažinčiau ir prieš visus. Dėl to matau, kad pasirenka tą variantą, kad turiu tą draugą, bet atsiranda kartais tas vienas kitas, kuris aiškiai nebijo parodyti, visiems matant, kad ne, šiai dienai neturiu tokio žmogaus ir aš nebijau to pripažinti. Tai man čia yra toks visada stiprybės ženklas, aš visada juos irgi dar taip paskui taip akcentuoju, pastiprinu ir taip motyvuoju, kad nebijokit šitos situacijos, kad jūs galbūt net ir labai gerai darote, nes geriau kartais jau galbūt pabūti vienam, neišdalinant savęs visiems ir išlaukti to žmogaus, kuriuo tu pasitikėsi, kuriam tu galėsi pasakoti dalykus ir mainais gauti kažką. Tai čia labai svarbu. Nes daug problema ir su paaugliais šiai dienai yra tai, kad tikrai išstaško labai greitai. Dėl ko tas ir, žinai, ir tas chemijos vartojimas, narkotinių medžiagų kažkokių, už tai, kad vėl noris priklausyti chebroms, kažkas lyderis iš tos chebros, o lyderiai yra visada kažkokie, užduoda toną, kur jeigu tas tonas nėra visai gražus. Dar vyresnis būna dažniausiai lyderis, metas arba 2. Gali būti, ir paskui prasideda dalykai. Bet čia irgi labai svarbu, kaip
kaip yra ugdomas tas jaunuolis ir manau, kad čia irgi labai svarbu ir kas vyksta šeimoje. Ir kiek tėvai jam suformavo tą stuburą. Aš, pavyzdžiui, vat, kaip tu sakai, ten tos pirmas cigaretės, pas mane, aš žinau, gal buvom kokie 9-okai, visi klasiokai beveik, klasiai rūkė bernai. Visi. Mūsų gal buvo 26 klasiai bernai, tokia vyrų klasė. Ir gal 4 merginas turėjom, tik tai, kad labai ten didelė berniukų koncentracija. Ir jūs per pamokas, per pertraukas rūkėdavot? Ne, jo, eidavo kai kurie per pertraukas, kiti ten kažkur, ar savaitgaliais būdavo kažkur sutinkam, ar kokiam plotė tam vadinamam jaunimo. Tai, ką noriu akcentuoti, kad praktiškai beveik visi rūkė, o aš per visą savo gyvenimą esu nei vienos cigaretės rūkęs. Man kažkaip buvo suformuotas toks įvaizdis, kad ir mano tas toksai patvirtinimas ir pranašumo siekimas per buvimą kitokiu. Ir aš bandžiau išlaikyti savo tą vaidmenį ir mano buvo išskirtinumas, kad aš matau, kad kiti daro, o aš nenoriu, aš būsiu kitaip. Ir aš nepasidaviau tam visiškai. Tai nesakau, kad visko atsisakiau, tikrai kai kurios dalykus įsitraukiau, bet šitas, pavyzdžiui, surūkimo man visada buvo kažkas, ne. Geras pavyzdys, nes turėti stuburą, pastatytų savį, nebijot būti gal išvadintas loseriu ar to pačiu tenais, nežinau, aš nežinau, kiek galiu vartoti dabar, galvoju visokias pasakymus, kad neskambėtų kažkaip, bet žodžiu. Čia paauglių terminologija, tai taip, mes kalbam apie paauglius. Tai jeigu pasakysim, nežinau, sakysim, pidarasas. Tai skambės, nežinau kaip, aš nežinau, gal iškirpsim šitą. Tu apie pidarą sakei? Pidarai, sako. Jo, čia su paaugliais, tai... Sako, tas pidaras, ten elgės, ten, nežinau, ten kažkaip. Tai jie sako, žinai, irgi... Kaip rengėsi, kaip elgės, kaip šneka, tai Bet žinai, kame bėda, kad jie dažniausiai nežino, ką žodis reiškia. Ir ne vienas. Būna, ateinu į pamoką, mokytau, ką jūs galvojate apie pidarus? Sakau, ką tu nori sužinoti? Tai jūs čia palaikot ar ne? Sakau, tai aišku, kad nepalaikau. Tai jie čia tokie nokie. Sakau, palauk, tu žinai, kas yra šitas dalykas? Tai jo, čia tie, kur vyrai su vyrai, šitie LGBT visi. Sakau, ne, palauk, tu čia kažkur grybauji, žinai. Ne, tai žinai, kad pideras arba pederastas, kaip čia, čia yra tiesiog žmogus, kuris lytinius santykius kažkokius atlieka su nepilnamečiais, su vaikais, žinai. Tai čia būtų pedofilija. Pedofilija. Tai ir pedofilija ir pederazija. Čia su tuo ir susiję. Tai čia tas turbūt iš rusų kalbos gal pederasta atėjo tas žodis. Jo, ir paskui čia. Pedofilija, tai man atrodo, graikų ten. Pedo yra vaikai, o filija meilė. Jeigu susivesi į kalbos žodyną, tau bus paaiškinimas būtent toks, kad tai yra apie pedofiliją. Ir vaikai, okei, sakau, ne, tai jūs ką kalba, dažniausiai turi galvoj tą homoseksualumą. Tai kiti sako gėjai tada jau ten. Jo, tai tada jie susiveda, tai ką noriu pasakyti, kad jie prisigaudavo visokiausių žodžių ir paskui vartoja visiškai nesuvokdami, ką jie reiškia, tai čia yra irgi faktas. Tai dėl to irgi reikia ugdyti ir šviesti ir iš to neatsiryti. Tada šaukim tokie kaip to mokiniai ir man tą patį yra pasakę kai kurie mokiniai. Tai ar palaikai gėjus? Aš nei palaikau, nei nepalaikau. Aš gal, sakykime, tai priimu, kad tokie žmonės yra. Nedarydamas nei problemos, nei skandalo, nei dramos kažkokios. Suvokdamas, kad tokie žmonės yra ir kad esminis momentas, aišku, man kaip šiek tiek psichologijos jau pakramčiusiam, visada labai įdomu suprasti, kodėl žmogus toks yra ir kodėl jis taip yra, kaip yra. Tai aš visada žiūriu į tos asmenis kaip į žmonės greičiausiai turinčius tam tikrus išgyvenimus, tam tikrą gyvenimo istoriją, kuri privedė prie dabartinės situacijos. Ką noriu pasakyti, kad mes nesijaučiam konkrečiai be priežasties. Tai reiškia, net ir tas lytinis potraukis, netradicinis, jis veikiausiai yra nulemtas tam tikrų dedamųjų. O tų dedamųjų, kokios jos ten gali būti ir kokie scenarijai susidėlioti, kad taip atsitiktų, yra labai aibė. Tai pradedant nuo patyčiom žiaurio mokykloje, pradedant nuo seksualinę prievartą šeimoje,
to pačiom patyčiom šeimoje, nuo kartais nepritapimo, hebrose tose vadinamos, jeigu vaikinukas kažkokių švelnesnių bruožų, jis netitinka standarto ar normų, iš karto jau kažkur yra atmetamos sociumo. Ir jis tada vis tiek turi poreikį tapatintis ir natūraliai paskui atsiranda tapatinimas su tam tikrom grupėm. Visokiausių dalykų yra, čia scenarijų yra aibė, bet aš suprantu, kad tie žmonės turi savo vidinius išgyvenimus, jie tiesiog yra, jų negalima neigti, kad jie tokie yra. Tai aš ir mokiniams sakau, ar mes kalbam apie lytinę tapatybę arba lytinį potraukį, nesvarbu kokio lytinio potraukio ar tapatybės yra žmogus, kaip ir Jėzus mokė, mes visus turim priimti, mylėti, kiek mums jėgos leidžia. Ne? Jo, tai va, kad kiekvienas žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Gerbti jo, bet visada pridedu bet taip pat turi išlikti tiesoje. Tai reiškia ir suprasti, kad tas žmogus yra dabartiniai situacijai, ne šiaip, o yra tam tikros priežastys, dėl ko jis joje yra. Tai ir jeigu tas žmogus, sakys ten, oi mane čia gerbkit, mylėkit, čia aš to vertas, čia, mes tave galim gerbti, mylėti ir visą ką, bet jeigu tu mums aiškinsi, kad tu toksai gimėjai, ten, tos visos klišės, ar kažkokios genas. Manai tik klišės? Tai be abejo, ar ten genas kažkoks, nes jeigu gimėjai, vadinasi, genai turi būti tam tikri, kažkokie gimtumai. Mokslininkai neranda jokių. Nes tokių dalykų ir nėra, ir greičiausiai nėra šitiek metų, šitokia mokslo pažanga. Ir tik patvirtinimai, kad to geno nėra. O jeigu atsirastų? Neatsiras. Nes jau šitiek mokslininkų skirtingų tą patvirtino. Čia aš nežinau, kiek turi būti mokslininkas parsidavęs, kad jisai sugebėtų už kažkokią didžiulę pinigų sumą tokį skandalingą informaciją išmesti, kuri greičiausiai būtų paneigta ten labai greitai. Tai yra epigenetinės priežastys, sakau, bet tai vėl susiję su hormonų kiekiais organizme dėl liaukų veiklos, dėl ko paskui gali atsiliepti ir mūsų visus požymius išorinius, tas švelnesni bruožai, grubesni bruožai, bet kad konkretus dalykas, kad aš nuo gimimo toks esu, ne. Čia yra mitas. Tu toksai tapai. Tai va šitą tiesą mes turėtumėm suvokti, išlaikyti. Bet nepaisant to, kad tu toks tapai, vis tiek tu vertas meilės, dėmesio ir pagarbos. Su savo tais vidiniais išgyvenimais, kaip ir bet kuris kitas, kuris turi labai sunkius ten vidinius išgyvenimus. O kad jie jų atseit neturi, tai čia būtų vėl dar vienas mitas. Visi mes turim vidinių traumų, didesnių, mažesnių išgyvenimų, bet ta grupė žmonių ypatingai turi tam tikrų iššūkių, su kuriais karts nuo karto tenka susidurti. Ir aš kiek turėjau santykio, bendraudamas su tokiais, net ir su jaunimu, ir su augusiais žmonės, labai akivaizdu ten. Daug temų. Tokia irgi klausimas, man taip gaunas, taip atrodo, mąstau. Prašau. Kiek yra lyčių? Atrodo, net klausi yra kažkaip net keista. Aš, pavyzdžiui, esu daug debatų pažiūrėjęs, žiūriu užsienio tenais įvairiausius apologetus, kurie, tas pats Jordanas Petersonas ar ten kiti, kurie eina, diskutuoja, kalba apie, tiesiog tie klausimai, atrodo, jie yra, skamba iš dalies man absurdiškai. Atrodo, tas pats klausimas, kas yra moteris. Atrodo, pas mus Lietuvoje aš nematau tokio viešoje erdvėje, kad būtų tie klausimai taip keliami, kaip tarkim, Kanadai, man atrodo, juk tenais viskas ir prasidėjo ir ten, man atrodo, vis toliau tenais plėtėsi. Nors dabar, kiek domėjausi, ten, kiek šneka, tai visi žmonės, kurie eina tos debatus, diskutuoja, kad viskas slopsta, viskas mažėja, kad ten ta banga, aišku, ir dabar naujo prezidento Trumpo išrinkimas, kuris Amerikoje tą visą stabdo, iš viso sako, kad, nes buvo koks dalykas, prasidėjęs, kad gali eiti vyrai į moterų sportus ir ten rungtyniauti su moterim. Jam užtenka ko? Pasakyti, kad yra moteris. Tai Lietuvoje nesam daėję to, ar kaip? Tai ir nedaeisim, man atrodo. Tai Trumpas dabar tuos jau užmanino visus dalykus, aš kiek girdėjau, kad jau Amerikoje jau viskas ten labai konservatyviai dabar šitų klausimų. O tavo klausimas buvo apie lytis. Tai matai, čia vėl reiktų tikslinti, aš tada klausčiau apie kokias lytis kalbė. Biologinės, socialinės. Jeigu mes kalbam apie biologinę lytį, kur mes lietuvių kalboje turim kitą labai gražų žodį,
ir kurį retai vartojam kaip gimtis, tai biologinė lytis, tai tas pats, kas gimtis. Tai turim dvi, vyrą ir moterį, ne tas pagrindinės dvi. Gali būti ten vienam iš 10 000, berods, aš dabar reiktų pastikrinti tą statistiką. Aseksualus, kur gimsta, ne? Jo, kur gimsta žmonės su 3 chromosomom vietoj 2. Grinai toje poroje, kur chromosomų, kuri apsako lytį. Ir tada jau medikai tokiu atveju gimus mažyliu jau turi tada pakreipti jo visą vystymąsi tam tikrą kažkurios lyties kryptimi. Kiek aš esu domėjęs šitą temą, tai visada yra prioritetas ir numeris 1 yra vaisingumo momentas. Tai jie įvertina visus hormoninius, biologinius dalykus, struktūrinius dalykus tame kūdikyje ir tada priima sprendimą, ten jau ta kolegija kažkokia medikų, kuri nusprendžia, kuria lytim toliau pakreipus jau šito naujo žmogaus vystymąsi daugiausiai šansų, kad jis bus vaisingas. Ir tada jau daro tam papildomas tada tas operacijas chirurginės kažkokias atitinkamas ir tas skatina brendimą kažkuria kryptimi. Taip. Ką gal, man labai patinka šiaip sugirdėjęs savo mokymus, ta viena tokia mintis, kad mes žmonės gimstam kaip su gamykliniais parametrais. Tas labai toksai daug tokio supratimo, aiškumo duoda, kad negimstam tušti, kaip koks baltas popierius lapas, kaip sakė Aristotelis, bet gimstam su kažkuo. Kaip gal praplėsim šitą mintį? Tai ką čia praplėst? Man dabar kažkaip galvoja ta garsiai jau Karolio Kučio ta frazė, kad apie originalus ir kopijas kažkaip suskambėjo, kad gimstam kaip originalai, mirštam kaip kopijos, bet iš tikrųjų taip, mes gimstam nors ir originalai, visi labai atskiri, individualūs, tokio antro, kaip mes nėra pasaulyje daugiau, tačiau tam tikrus turim prigimtinius dalykus, kurį visada ir pasakoju, tu gimdamas vyras neišvengiamai turi tam vadinamus angliškai settingsus arba lietuviškai nustatymus, pagal kuriuos tu turėsi tam tikrus parametrus, kurie visi mes vyrai turim ir moteris to dalyko neturės. Ne? Mes gimdami vyrai turim tam tikrus parametrus, kurie mums niekada neleis gimdyti vaikų, o moteriai pagal jos parametrus leis. Tam yra tikri fiziniai dalykai, tam tikri emociniai, psichosocialiniai, tam yra tikri netgi, sakykime, psichologiniai dalykai, kur gimdamos moterys turi tam tikrus dalykus. Ir net kalbant apie tuos mūsų santykius tarp vyrų ir moters, labai visada irgi mano toks koziris yra per pamokas, kada bandau merginoms ir mokytojams, jeigu stebi, padėti suprasti jų poreikius, santykė su vyrais ir visą ką. Ir svarbiausia, visom moterim jų nuostaba yra tie patys poreikiai. Nes jeigu tu gimei kaip moteris, ta gimtis yra moters, biologinė lytis, tu norėsi to pačio iš vyro. Jeigu viskas yra gerai, jeigu tie nustatymai kažkaip nėra ten, žinai, perprogramuoti tam tikrų psichologinių traumų, emocinių didžiulių vaikystėje ir panašiai. Jo, kažkaip. Tai va, ir labai fain tada. Gali tada po kelis moterų ir vyrų poreikius? Tai be abejo, tai čia nėra paslaptis. Tikrai dalinuosi šitą informaciją. Kad ir kokia sudėtinga moteris yra kaip organizmas, visapusiškai iš principo yra 3 pagrindiniai poreikiai. Ko moteris įprastai nori santykė su vyru. Ir tą reiktų jai suvokti ir priimti ir ypatingai vyram tą suprasti. Nes žinodami šitus dalykus, jis galės savo elgesiu bandyti tuos poreikius atliepti ir tada turėti gražų santykį ir aplamai tą vidinę ramybę moteriai garantuoti. Tai tie pagrindiniai 3 dalykai tai yra nuolatinis dėmesys. Kad, kaip sakau, ir per pamokas jaunimui, kad augalus mes turim laistyti ištisai vandeniu, kad jie žydėtų ir nenuvystų, tai pačiai moteriai turim maitinti dėmesiu. Dėmesys yra didžiulis reikalas ir svarbus. Dėmesys viskas būtina reguliarus, sveikas, vėlgi, bet kadangi kiekvienas augalas yra individualus, ne? Žinom, turbūt, nežinau ar namie, turbūt žmona tavo prižiūri gėles, tai normalu, bet nebūtinai yra vyrai, kurie labai mėgsta žiūrėti gėles, pagarba jiems.
Tai kiekvienas augalas ten turi irgi savo kažkokias normuotės, kiek ten to vandens ir visą ką, kad neperlaistyti. Taip pat ir moteris. Nėra visos štabeliai vienodi, žinai. Kiekvienai irgi to dėmesio poreikis yra skirtingas. Ir jeigu atitinkama viena psichologinė būsena bus vienoks troškulys to dėmesio, jeigu yra kažkokios padarytos vaikystėje ten nuoskaudos ar dėmesio deficitai, jau natūraliai reikės didesnio dėmesio maitinimo ir panašiai. Bet kuriuo atveju dėmesys bus privalomas, kad ir pačiai sveikiausiai moteriai. Antras dalykas - rūpestis. Tai rūpestis labai svarbus. Ir mes, kaip sakau, bernam kalui galvas ir suaugusiem vyram per stovyklas, kad mes turim vyrai rodyti moteriai rūpestį per dėmesio rodymą, turim dar integruoti žinutę pastoji, kad tu man rūpi. Žinai, ne šiaip savo rūpi, kad tu man ten svarbi, tu man pati svarbiausia. Ir nuolat tą dalyką įpriminti. Mum vyram, va čia vėl mūsų skirtumai, mum to tokio patvirtinimo nuolatinio kaip moteriai nereikia. Čia dėl to tie anekdotai visi yra, ne, kur ten moteris sako, kad žinai, tu manęs nemyli, ten, tai sakiau, kad myliu per vestuvės, kiek tau dar kartų kartu. Vyrui atrodo tiek nedaug reikia, o moteriai pastoviai priminti ir patvirtinti tos dalykus. Net ir pačiai sveikiausiai, kaip sakau, reguliariai reikia nuolatos vis dar priminti, kad taip aš tave myliu, žinai, taip tu man rūpi. Ir mes per savo dėmesio rodymą, per rūpesčio žinutės tą dalyką darom. O rūpestis tai nuo menkiausių dalykų, peršalus gerklytei, ten, žinai, baziniai dalykai, iki rimtų dalykų išsprendimas, ten, žinai, automobilio priežiūra ar kiti reikalai. Visapusis rūpestis. Tai čia labai svarbu. Ir mums svarbiausia tą reikia daryti, dedant pastangas. Nes jeigu, kaip sakiau prieš tai, kad mum vyram rūpintis, kaip ir, matai, moteris turi tą tokį prigimtinį rūpestį, švelnumą, vaikai, šeima. Įprastai čia dažniausiai yra toks vienas iš gamyklinių parametrų. Mum vyram jo rūpestis irgi viskas ok, bet mum nėra taip stipriai išreikštas kaip pas moteriai. Ir dėl to kartais reikia prisiminti, kad taip, aš ją turiu prašyti, aš ją turiu paklausti, kaip jinai jaučiasi ar kažkas. Ir dažnai vaikinukai užmiršta tą dalyką. Ir sakau, primenu, chebra, nepraleiskit nei vienos progos. Trečias reikalas labai svarbus yra saugumo jausmas. Tai visos moterys turi labai jaustis saugios, o saugumas turbūt galėtumėm skirti dar į 3 pogrupius, tai yra fizinis, emocinis ir ekonominis. Tai fizinis čia turbūt suprantama, ne? Apsaugot. Jo, kad jau ten Kaune vaikštant senamiesčių, kad moteris rami, kad nieks neprikips ir nereikės vytis vyro pirmo bėgančio. Antras, tai yra emocinis saugumas, tai čia tas pats išklausimas, apkabinimas, empatija, išsikalbant ir visi kiti dalykai, ko mes vyrai dažniausiai nemokam dėl savo loginio racionalaus mąstymo, vietoj to, kad išklausytumėm, priimtumėm jos emocijas ir nuotaikas, dažniausiai sprendžiam jos problemas. Jeigu tavęs nieks neprašė patarimo, būk žmogus, turi nesakyk to patarimo. Gal reikia tiesiog išklausimo, dažniausiai tik to reikia. Ir trečias ekonominis dalykas yra, jeigu nuvažiuosi kokį nors mažą miestuką, dabar gal nevardinsiu kažkokių pavadinimų, bet čia irgi yra klišė labai graži, atvažiuoji kokį nors mažą miestelį mokyklos ir per pamokas kokiais 7-okais, 8-okais kalbi, tai ten tas stereotipas toksai susiformavęs, labai stipri ryški nuomonė, kad iš bernų pusės, kad moterim tik pinigai, žinokit, mokytų. Turėk BMW, daug šaibų, kaip jie sako, ir tavo bus visos bobos, visi tavo moterys bus. Aš tai tada jau ramenau, sakau, vyrukai, ramiai, gal ne visos, tik kai kurios. Bet iš principo, kad ir ką kalbėsim, moteriai ir pinigai svarbu. Ne tik, bet ir. Tas tik nelabai tinka. Tai būtų neišmanimas. Tam tikra kultūra, manau, čia kam BMW ir tam kažkas. Bet ir vis tiek niekada nebus tik, bus dar tam be kitų poreikių. Bet ir tikrai galim naudoti, tai tikrai ekonomika irgi labai svarbu. Kas dar keisčiausias, pagalvojau, kad dažniausiai tai BMW stotelės atsiduria. Arba šiaip kažkur dažniausiai autoavariją kažkaip pamatai ir ten yra BEMVas ir tavo nieko keistų, nes... Įmagnetinti gal į kitas transporto priemonės, stoteles kažkaip jie ten... Traukia. Nutraukia. Tai vyras iš principo turi užtikrinti šeimai ekonominę gerovę ir jeigu šeimoje trūks pinigų, tai gal
dar vyrai taip nestresuoja, galvoja, ką čia daryti, prasukti ar kokį darbą kitą pakeisti, o moteris iškart pirmą pajus. Ir paskui į santykį pareina tos įtampos ir pradeda ardyti juos. Ir dažniausiai ardo santykius ir aš savo kartais tėvų pasiklausau barnius, diskusijas. Tai, šiaip, kad mes vaikai visada būtumėm tik vaikais ir galėtum, bet kartais, kai pasiklausai, kartais norisi jiem kartais padėti. Tai čia buvo gal porą kartų, kada tiesiog sakau, palaukit, kas vyksta, dėl ko visas šitas šaršalas. Ir tu supranti ir padedi jiems susivokti, kad jie ginčys visai ne apie tai, ką iš tikrųjų dabar literaliai viens kitam sako, yra tam tikros potekstės, kurios visą tą kursto. Tai kai tas potekstas iškelia į paviršius, jis išsiaiškini, žinai, kokios iš tikrųjų tos yra esminės kivirčio priežastys, tada viskas baigėsi. Tai. Suaugusių gyvenimus iš viso, aš taip savitai pagalvoju, nes aplinkui visokių matau santykių, porų ir visko esu matęs, ant skyrybų ir visą kitą. Šiaip įdomus man tokia, kaip ir, aišku, įsivaizdavimai, aš įsivaizdavau, kad aš mačiau, kaip ten auga, mano, kai šeimoje augau, mačiau, kokie buvo santykiai ir galvojau, kai mano bus ten šeima, tai pas mane taip nebus. Kad čia yra nesąmonė, kad aš žiūriu, aš kaip vaiko akimis, kai žiūrėjau suaugusius, aš galvoju, kad suaugę tai yra, nežinau kaip čia įvardinti, protingiausi, geriausi, tobuliausi. Tai kad kažkas jiems negerai tikriausiai, jiems reikia kažko trūksta ar kažkas jiems negerai. Ir kai suaugau, galvojau, kad dabar naujoji karta užauga, tai ta naujoji karta, tai čia dabar pas visus bus tobula. Nes visi matė, kaip blogai gali būti, ar mato serialus, kaip gali būti blogai, tai tu esi protingas žmogus, tai tu pasimokai ir nebegyveni, taip, keitiesi, geriau gyveni savo santykius, kuri normalius, bet realybė tada atėjo ir tada žiūri, kad ten skyrybos, tie patys jauni žmonės, kur pažįstami draugai, giminaičiai, ten dar kažkas vyksta, ten konfliktai, ten baisu, pažiūrėti, beveik gal baisiau, negu ten įsivaizdavau. Ir taip galvoju, kad realybėje, kai tu užaugi, nėra to, aš manau, jaunimas taip pačiu žiūri, tarkim, vyresnius, tą patį galbūt ir mane, ar ten kitus. Bet tai, Jusai, tu labai gerai, tu pasakoji teisingus dalykus, bet suprask, kaip tiem paskui jau naujiems suaugusiesiems elgtis, kai jie nežino, kaip elgtis. Jie matė tam tikrą pavyzdį, tas pavyzdys abiejų tėvų elgesio jau yra juose, ar jie tą suvokia ar ne, kai kas aktyvu, kai kas dar galbūt kažkur ten giliai užarchyvuota, gali prasiveršti kažkuriuo metu. Bet jeigu jie nematė kitų pavyzdžių, tų gražesnių, sveikesnių, tai kaip jie žinos, ką daryti? Ir natūraliai kartoja prieš tai tėvų darytas klaidas. Aišku, kiti sąmoningi ieško atsakymų, ten ugdosi, mokosi tų dalykų, ne? Tai jie tam tikrų tada klaidų išvengia, kurias matė savo šeimose. Bet jie tada pridarys savas klaidas. Ir tai yra neišvengiama. Čia tas pats, kai su vaikų auklėjimu, ten, kur, žinai, paauga tie vaikai ir galvoja, dabar tėvai su mumis elgiasi, tai taip ir taip, mes su savo vaikais tai elgsimės kitaip. Ir taip, tu išvengi tam tikrų dalykų, kuriuos tėvai tau pridarė, bet tu pridarai nuo savęs tam tikrų visai kitokių dalykų, kuriuos paskui vaikai nešasi per gyvenimą. Tai čia yra neišvengiama. Dar tokią temą palieskim, kas to jauno žmogaus mąstymą greuna ir supratimą realybės, tikrovės ir santykių ir savęs. Tai yra pornografija ir masturbacija. Tai, manau, viena tokių esminių temų. Tai čia pandemija dabartinė tarp vaikinų. Dabartinė, kad čia, manau, nuo pat atsiradimų interneto ar... Tai sprogimas buvo, bet matai, aš pats, kol nepradėjau dirbti šitos temose, taip nejaučiu, ant kiek tai yra platu ir plačiai paplitę. Amerikiečiai yra darę tyrimą, kad bent kartą pornografiją yra žiūrėję 95% visų vyrų, bent kartą. Tai aš kažkaip juokiaus, kad turbūt tie 5 likę neprisipažino tiesiog. Nes beveik turbūt, čia reiktų paieškoti, kuris nebūtų matęs. Arba internetą neturi, jo, gal kažkur miške gyvenantis, ten sunkiau tą gaudo interneto ryšį. Visi draugai parodytų. Tai va čia dažniausiai yra, ypatingai tarp paauglių, jeigu jis pats nepamato, tai dažniausiai turbūt pusė yra pamačiusių pačių ir pusė, kuriems yra parodė pirmia, jie ne patys rado, bet kažkas iš šono.
Tai va, iš tų 95 procentų 70 jau turi priklausomybės, to nesuprasdami dažniausiai patys, o ten su moterim buvo procentai mažesni, atitinkamai, man atrodo, 70 procentų žiūrėjusių ir iš jų 30 procentų turi stiprias priklausomybės. Nu, tai va, biški, nu, kur Kas blogai su vyrais tada, kodėl jie taip gyvuliškesni jie, ar Nu, kas? tai mes jo, fizinės būtybės, kaip ir moterys, aišku, bet tas seksualumas, testosteronas visai kitaip veikia ir to fiziškumo, intimumo vyrams reikia labiau veikiausiai. Tai hormonai. Tai tas daro įtaką ir kitas dalykas, nu, čia galbūt negalėtumėm nurašyti vien tik tai, kad, žinai, vyras. Čia dabartinis ir laikmetis daug pridarė, mūsų dabartinė kultūra daug pasiekmių sukėlė. Galėtume įvardinti, galbūt, nežinau, 3 dalykai, gal kokią žalą daro pornografijos žiūrėjimas jaunimui? Oi, tai tų dalykų, tai priklausomybė visų pirma gali išsivystyti. Kas čia blogai? Nu, tai tas blogai, kad, žinai, Jeigu ateina jie laikas. malonu žiūrėti, jisai žiūri. Bet ateina laikas, kada tu gal ir nenori žiūrėti, bet negali nežiūrėti. Tai kol tu renkiesi, kol tu kontroliuoji procesą, viskas atrodo kaip ir saugu. Bet paskui ateinama ta plonytė linija, kada jau tiesiog reguliarus žiūrėjimas tampa priklausomybė. Kada tu nepajauti, kada tu jau esi pripratęs prie to ir tiesiog tu negali nežiūrėti, gal tu net norėtum kažką kitą veiktis, bet tau pareina į galvą mintys, kurios tau neduoda ramybės. Ir tokių paauglių yra daug. Apie pamokas net būna, chebra prisipažįsta. Tai čia nieko keisto dažniausiai. Jau ten, kai pradedu kalbėti apie pornografiją ir masturbaciją su vaikinais, pavyzdžiui, tai jau jie ten dauguma jau, tai čia jau apie priklausomybę, o kai aš paskui paskatinu juos, nu, chebra, pasitestuokit, pabandykit, nežiūrėti tam tikrą laiką ir suprasit, ar jūs pripratę ar ne. Nu, jūs sąmoningai pasirinkit nežiūrėti to turinio. Kaip kažkada rinkote žiūrėti, dabar pasirinkit nežiūrėti, bent 2 savaitės. Ir iškart būna reakcijos tokios, nuvilnyja per visą klasę, kad tai čia be šansų, tai ką jūs čia prašot, nesąmonės. Ne, man tai viskas, sako. Tik taip, ir tokių yra daug. Yra tokių, atsimenu, vieną kartą Marijampolė, vienas paauglys, sako mokytojau, aš nebeužmiegu be to jau. Aš negaliu tiesiog užmigti. Sako, man kiekvieną vakarą čia yra kaip ritualas, sako, aš negaliu be to užmigti. Sako, aš mielai nedaryčiau, sako, bet aš tiesiog paskui nebeužmiegu. Man kaip susiprogramavo žmogus. Tai čia rimti dalykai. Tai priklausomybė labai išsiblaškimą didina. Nes mintys pareina, sunku jas suvaldyti. Tai koncentracija iš tikrųjų tikrai nukenčia dėl šito dalyko. O asmenis dar labai stiprus ir baisus dalykas, tai yra iškreipia tavo požiūrį. Tai tuos pačius lytinius santykius, keičia požiūrį į moterį, ją labai sudaiktina, sekso objektų daro, tiesiog vaikinai su laiku nebemato pačio žmogaus, kad čia yra žmogus, moteriškos giminės, o tiesiog žiūri kaip į priemonę malonumai gauti, akcentuodami dažniausiai krūtinę, užpakalį ir kitus dalykus. Jau nebemato akių, nebemato žmogaus. Nu, tai čia tokie baisus dalykai, kurie susiformuoja. Ir paskui, aišku, ir pats tas lytinis aktas, apie kurį sakiau. Tai jie paskui nesąmoningai, kartais net nesuprasdami nesąmoningai seksualinę prievartą užsiima merginų atžvilgių. Per savo tą grubumą, iniciatyvumą, didžiulį spaudimą tam seksui. O merginos, kurios dažniausiai yra nemačiusios to turinio, įsivaizdavimą turi romantiškesnį lytinių santykių, būna dažnai labai nemaloniai nustebusios. Tai tas būna, kartais ir klausimų net gaunu iš pačių merginų, kad sako, čia normalu, kad aš taip ir taip jaučiausi, ar ten, žinai, kad kažkaip man nebuvo to džiaugsmo ar malonumo mylintis. Čia, man atrodo, aš kiek esu girdėjęs šitoj temai pasisakymų, tai man atrodo, čia yra esminis iškreiptas požiūris, tarkim, vyro į moterį. Čia yra, kaip tu paskui kursi santykius, kaip tu turėsi savo žmoną, kaip tu gali eiti paskui bendrauti, jeigu tavo visa vaizduotė yra apsunkusi tiesiog tais vaizdais, vaizdiniais, to požiūriu ir kaip paskui iškrapštyti visą tai ir galvoti, kad aš turėsiu normalius santykius.
tai tu prisižiūri tos pornografijos, kur elgesi grubiai su moterim dažniausiai, ten visą laiką. Jeigu pornografija ir moteris, tai ten jinai bus, nežinau, kaip tiesiog, Dažniausiai vyrai dominuoja, moteris yra tiesiog, vat, kas ją nori, tą daro. Ir kaip tu iš tokio vaizdinio išlipsi, išeisi ir paskui žiūrėsi sveikai. Čia matai dar yra tam tikros bėdos, aš dabar dar dvi kažkaip į galvą parėjo irgi iš realios situacijos, kur dabar labai plačiai paplitę ir manau bus didžiulės bėdos dar ateityje už tai, kad moteris, ne tik moteris, bet ir vyrai akcentuoja mylėdamėsi tą malonumą, orgazmą, pasitenkinimą asmeninį. Pamirždami, kad visų pirma mylėjimas jis tai turėtų būti apie santykį. Tai yra santykis, ne veltui vadinasi lytiniai santykiai, o ne šiaip ten kažkoks paprastas mechaninis dalykas. O daugiausiai viskas baigėsi tuo, kad susiaurėja tikrai šitas veiksmas ties to mechaninių dalykų, dėl to paskui daug kas jaučiasi tikrai tokie net ir išnaudoti, kažkaip labai žiūri tą mylėjimąsi kaip kažkokį buką dalyką, dažnai akcentuoja, kad pasitenkinimą gauti, kartais to pasitenkinimo nepasiekia, tada labai nervinasi. Labai tokių daug dalykų, kur pamirštam, kad šičia turėtų būti mūsų santykio pasiekmė, tiesiog mūsų romantinio gražaus santykio, aišku, paremto įsipareigojimais, visais kitais dalykais, tiesiog vienas iš pasiekmės etapų, kur mes perinam į kito lygio kažkokį santykį, bet tai turėtų būti iš dviejų žmonių susitikimo įvykstantis veiksmas, o ne tiesiog už atėjimą. Susitikimo, žinai, tai reiškia, du žmonės susitinka, o ne susitinku aš ir susitinka kitas objektas, kuris man suteiks dabar malonumą. Tai, kad mes netaptumėm priemonėmis, o visada išliktumėm tikslais, ne? Tai santykio kūrimo tikslas. Tai čia yra, o kitas dalykas yra tai, kad irgi ką girdžiu tarp merginų, aišku, tarp vyresnių, ten gal studenčių, sakykime taip, ir jau vyresnių moterų, kad, vyresnių, tai reiškia baigusių studijas, suaugusiųjų jaunų, tai kad daug kas dabar tiesiog susiduria su tuo, kad, sako, mes esame intimumo akimirkoje, jau kaip ir mylėjimus ateina laikas, o vaikinas nesusijaudina. Neįvyksta. Ir čia ne vienos, esu nemažai to girdėjęs, iš ne vienos merginos. Tikrai, ir tai būna tada šičia yra rimti reikalai. Kodėl? Nes vaikinukas prisižiūrės įspūdingų formų merginų ir kai jau priešais yra kažkokia mergina, kuri galbūt netitinka to matyto vaizdo internete, kuri jo nestimuliuoja taip, kaip ten matyta kažkokia internete veiksme, jis nesusijaudina. Ir kas tada? Ir viskas. Ir didžiausias peilis vyro savivertėjai, nes kaip čia dabar aš toksai, žinai, ir labai didelis peilis merginos savęs vertinimai. Nes tada jai gali formuoti suvokimas, kad kažkas su manim blogai, gal aš esu nepatraukliai, ar kažkas negerai. Tai šitų dalykų labai daug vyksta. Daug. Ir paskui, kai jaunimas pradeda vartoti, kalbu apie vyrukus, ten stimuliuojančius, tokius potenciją skatinančius preparatus, gali savo pasirašyti tokį nuosprendį, kad be tos chemijos nebežvis nebegalės mylėtis, tai čia rimti reikalai. Kol žiūri internetą, tai jie gali kitą, nepatiko formos, išvaizda moters, kita, o čia realybė, ne, ir tada kas nutinka. Kitas aspektas, ir dar pakalbėsim, kaip iš to, kokie yra būdai, kaip tvarkytis su tuo, tai masturbacija, šitas nesveda. Jeigu žmogus žiūri pornografiją, tai jis greičiausiai ir pradės masturbuotis, nes čia neišvengiamas šitas dalykas. Kokią tai daro žalą, nes vis tiek nuo kelių dabar, nuo kokių ten, aišku, gal tas amžius, kaip sakai, jaunėja, greičiausiai ne, kad aš gal savai prisimenu, gal pornografiją pradėjau žiūrėti gal 13, neatsimenu, kažkur 14 metų ir tada ir masturbacija atsirado. Tai gal dabar net ankstėja tas laikotarpis ar kažką, nes atrodo pirmos erekcijos atsiranda ir taip toliau. Ir kaip su to tvarkytis, o tai ką tada daryti? Taip, ar turi kažkokių pamąstymų? Tai kad tavo erekcija, žinai, kiekvieną kartą rytinė erekcija, tai dabar reikia būtinai masturbuotis.
Tai, žinai, tai čia yra normalu, nes... Instinktai ten, kad... Ne, nu, yra rytinis laikas, kada testosterono organizme lygis tiesiog sukyla, natūraliai pasvyra, natūraliai išprovokuoja tą erekciją, bet tas praeina, pro kurio laiko vėl tam lygiui pakritus. Tai apie tai šiek tiek irgi domėjausi, buvo įdomu. Plius paaugliai klausinėjo, tai va, kiekvieną kartą susijaudinus, va taip ryte, kas yra natūralūs procesai, taigi nebūtina dėl to masturbuotis. Ar ten, kai ir tais paaugliai tos irgi patiria erekcijas, vaikinukai paaugliai patiria, ateina ir praeina, tai čia yra normalūs hormonų brendimo išprovokuoti dalykai, bet masturbacija irgi kaip po dalykas, kuris gali pridaryti daug bėdų. Tai tas pati priklausomybė, kaip ir nuo pornografijos žiūrėjimo, gali atsirasti. Ne, tai kitas dalykas, kai tu per daug save nusijautrinsi, tai paskui mylėjimosi metu su savo žmona, kada mylėsies, greičiausiai gali nepatirti tiesiog irgi orgazmo pasitenkinimo, nes nebus tokia stipri stimuliacija mylintis ir panašiai. Tai čia irgi dažnas atvejis, kada tiek lytinis aktas, čia yra mitas tarp paauglių, kuris irgi kalbant su jais labai išryškėja dažnai, kad chebra masturbuosi specialiai tam, kad kai paskui bus lytinių santykių momentas, galėtų ilgiau ištempti. Taip. Tai aš bandau griauti šitą mitą ir sakyti, chebra, savo duobę išsikasit. Tai jūs kol jauni, tai gerai, bet paskui ateis laikas, kada jūs kaip tiek ištempsit, nenorėdami net, o norėdami kuo greičiau paskui jau pabaigti, nebeišeis, nes nebebus tokios stiprios stimulacijos, tiek busit save nusijautrinę. Kitas dalykas... O nesigirdės, nes aš esu buvęs prieš ateinant į bažnyčią, įtikint New Age, domėjausi New Age, ir ten jau yra, tarkim, daoizmas, kuris kalba apie seksualinės energijos suvaldymą, kad ten tik yra akcentuojama būtent tai, mes bažnyčiai kaip traktuojam masturbaciją, katekizme, man atrodo, yra nuodėmė. Jeigu neklystu, kažkas į tą pusę. Taip, netvarkingas elgesys. Netvarkingas elgesys. Aišku, būtų galima paliesti biškį šiek tiek tą klausimą, bet tam daoizme tai yra seksualinės energijos suvaldymas. Reiškia, ten toks, atsimenu, žiūrėjau podcastą, toks Mantakčyje, ten kažkoks, žodžiu, tenais pasakoja apie tai, kad tai, sako, yra ginklas, kaip kažkoks kardas, kurį reikia galasti. Ir tu padarai įdirbį ir tu paskui gali valdyti savo Tai kalba apie seksualinę energiją. Tai seksualinę energiją, bet ir savo organus. Ir tada įsipasakoja apie tai, kaip tu gali savo erekciją valdyti, kada nori baigti, kada nori ne. Ir kiek nori, tai gali trukti tas visas. Ir tai atrodo skamba žmonėms tai labai patraukliai, to užsiminėja ir atrodo, čia galanda savo kardą. Skamba, suprantu. Ja, bet aš sutinku, kad seksualinė energija yra viena iš stipriausių. Ir jinai gali duoti impulsą galingiam dalykam. Tai aš pats turėjęs, sakykime, tokį epizodą masturbacijos, sakykime, nepriklausomybės gan trumpą, ten poros mėnesių labai intensyvų. Prieš pat atsivertimą ir paskui, kai man tas dalykas pavyko tą įveikti su Dievo pagalba, aš taip tikiu, iš tikrųjų tas energijos pliūpsnis pareina per tą abstinenciją ir kur tu, ką daryt. Tai jeigu tu toks nieko neveikiantis, tai tau tikrai gali rauti stogą, jeigu tu esi dirbantis, tai gali investuoti į darbą, sportuojantis į sportą, toliau kaip į apyvartą grąžintą energiją. Ar kiti ten giriasi, kad kažkaip per kūrybinės plotmes tą energiją pakreipia ir ten paskui prasimuša kūryba. Tai tikrai taip, ta seksualinė energija yra tikrai viena galingiausių. O visa ką, tas pats susijaudinimas ir tos energijos valdymas, taigi viskas galvoje. Tai dėka šitos vietos mes ir susijaudinam ir turbūt suvaldžius ar pajutus tam tikrus emocinius dalykus, mes taip pat galim turbūt ir to pačio malonumo viršūnę pasiekti, kalbant apie orgazmus ir visus kitus dalykus. Tai, ir ką vaikinukam aš nebaigiau sakyti apie tuos visus mitus, kur čia reikia užsitreniruoti, kad ilgai ištemptume galų į galvą, kad čia moteriai, merginai ten to lytinio akto ilgo super nereikia. Jai reikia santykio. Ir kada jinai bus
pilnai pasitikinti partneriu, kuris jau, sakykime, bus jos sutuoktinis, kada nebebus baimės pastoti, kada visiškas bus atsipalaidavimas, pasitikėjimas, abipusis įsipareigojimas, pažinimas, ne tik fizinis, bet ir emocinis, jautrumas viens kitam, dėmesys viens kitam, tai tada tie moters orgazmai labai greit ateina. Sakau, kol jūs baigsit, galbūt jinai net 2 kartus spės patirti tą orgazmą. Tai čia labai svarbu apie moters emocinę bus. Aišku, dar ten hormonai, ciklo, aišku, etapai irgi tam įtakos daro, jos jautrumui ir visam kitam. Taip, gal tada eisim jau link pabaigos. Ar paminėjau tą dalyką, kad bažnyčiai tai traktuojama kaip sakai, iškreiptas veiksmas, net neteisingas. Netvarkingas elgesys, kažkas tokio. Veiksmas. Nežinau, ar teisingai pacitavau katekizmą, bet kažkas apie tai, aš buvau skaitęs apie tai domėjęsis kažkada anksčiau, bet taip. Neskamba taip kaip labai toks kažkoks, kad neva, kad tai jau yra purvinas dalykas, va čia masturbuotis ir taip toliau. Matai, bažnyčioje aplamai viskas pakankamai yra kai kuriais atžvilgiais labai prevenciškai griežtai. Tai taip. Mums daug ką mes saugome, būdami bažnyčios nariais, ir laikydamėsi tam tikrų normų ir tam tikrų, sakykime, įsakymų, esam prevenciškai saugomi nuo tam tikrų galimų labai blogų pasekmių, kurios mus gali privesti prie liūdnų dalykų, žalingų mums labai ir aplinkai žalingų. Tai ta masturbacija ar pornografijos žiūrėjimas iš tikrųjų yra netvarkingas elgesys, kuris gali priversti ilgainiui prie labai blogų dalykų. Tai aš kažkaip jau įsisąmonęs ir suvokęs, kad bažnyčioje tikrai reikia daug ką žiūrėti kaip tikrai labai griežtas prevencinės priemonės, iš karto užkardo tam tikras galimas grėsmes, kad neatsitiktų paskui ir tie dalykai. Tai aš kažkaip į tai žiūriu. Tai pornografija iš vis čia gal nėra labai ką kalbėti, diskutuoti. Apie masturbaciją dažniausiai daug kam iškyla toks kaip klausimas, kodėl ir kaip. Tai daugiau tai žiūriu. Jo. O šiaip iš principo turbūt daug kas irgi bandė pateisinti šitą veiksmą, negalėdamas jo suvaldyti ir ieškodamas, kodėl čia ta nuodėmė, gal čia yra legalu. Tai greičiausiai galų gale atsimuždavo į tam tikras sienas. Aš pats su urologais vis karts nuo karto pakalbu, nors dar, kaip sakyt, dar esu 40 pagal savo amžių, bet dar kaip ir anksti, bet jau kasmet einu tą vyrių technikinį vadinamą pas urologą kiekvienais metais. Ir tau rekomenduoju, nors dar labai jaunas, bet šiais laikais tas sergamumas visokiom su vyriška lytinė sistema susijusiom ligom tikrai dabar ankstyvėja ir labai dažnėja. Tai aš kažkaip apsisprendžiau čia prieš kelis metus pradėti kiekvienais metais įtikrintis tiesiog profilaktiškai. Ir man tai proga kartu pasikalbėti su urologu aplamai apie dabartinės situacijas, aktualijas ir panašiai. Tai irgi vis kiekvieną kartą paklausiu. Tai ir kažkokie tyrimai rodantis, kad čia masturbacija yra labai gerai ar čia labai žalingai. Ir kas keiščiausia, sako, vis nėra. Tai vadinasi, tam tikros pavienės nuomonės specialistų, gydytojų, kurie dėl to niekada nerasim, dėl to jie taip visi skirtingai ir kalba, kuris sako, kad jeigu tau ten kažkoks yra jautresnė prostata ar kažkokie lėtiniai procesai yra išsivystę, tai ten kartą per savaitę gal ir gerai būtų suaktyvinti, jeigu neturi lytinių santykių su žmona, masturbacijos būdu. Tai ar ten kartą į 2 savaitės, kitas išgirsi gal 2 kartus per savaitę. Tai labai, matai, nėra tų tokių konkrečių įrodymų, konkrečių normų, dėl to jie taip visi labai skirtingai kalba. Bet taip pat yra atsakymas, jeigu tu esi sveikas vyras ir pas tavęs viskas gerai, aš sakau, o tai normalu, kad aš nesimasturbuoju ir neturiu dabar lytinių santykių, nes neturiu žmonos. Taip, sako, jeigu tu gerai jauties, viskas puiku, sako, čia nieko blogo nėra. Tai taip. Ir vyram ir tą patį primenu, kad tai turim tą poliucijas galų gale, savaiminį sėklos susiveržimą, kada jau ten prisigamins pas tave per daug tų lytinių ląstelių ir organizmas pats išprovokuos tą dalyką išsiveržimą. Čia apie šlapi sapnai, kaip taip, vyksta. Tos mažiukam vadinami šlapi sapnai. Ir tas įvyksta.
Tai va, tai man tas, sakykime, paauglystėje, lytinio brendimo pradžioje, tai tas vyksta dažniau, ne ten apie 20 metus, ten iš vis gali kas 2-3 savaitės vykti, kada pats pikas vaisingumo. Dabar jau kaip mano metuose žmogui, tai ten, žinai, kas pusmetį greičiausiai tas dalykas įvyksta. Tai... O tai tu kalbi, kad masturbacija blogai, kai mokiniai klausia, ar taip kaip kažkaip randi tokia... Aš niekada stengiuosi nesakyti blogai ir gerai iš tų žodžių. Mano noras duoti jiems informaciją ir pradėti juos skatinti, mąstyti ir pačiu susivokti, ar yra čia gerai ar blogai. Tai ar mes kalbėsim apie pornografiją, žiūrėjimą, masturbaciją, ar kalbėsim apie neplanuotą nėštumą ir abortus, visada aš jiems bandau parodyti, žiūrėk, veiksmas toks, atoveiksmis toks. Žinai, šitą darysi, bus taip, šitą darysi, bus taip. Tai tu pats ir spręsk. Čia gerai ir blogai. Ne, naudosi tą priemonę kontraceptinę, bus taip. Naudosi šitą, bus va taip. Nu, tai pats spręsk. Nu, skatinu jų tą kritinį mąstymą ir suvokimą. Tai čia yra. Kartais būna paklausia, ką jūs mokytojų galvojat? Skautai, čia asmeniškai mane suklausia. Nu jo, ten apie abortus kažką paklausia ir dar kažką. Nu tai tada atsiriboju nuo visko ir paskau savo tik nuomonę. Bet aš šiaip vengiu sakyti to savo nuomonės ir stengiuosi juos privers mąstyti. Nes kada jie patys savo pasidaro išvadas, nors būna efektyviau. Aišku, labai svarbu ir kitų nuomonė, ypatingai jeigu tai yra autoritetas kažkoks, kuris daro įtaką tam tavo formavimuisi nuomonės. Bet kada jie patys suvokia, kada jie pamato priežastinius ryšius, tada visai kitoks efektas. Nes dažniausiai jie žino veiksmą, bet apie pasiekmes nieko negalvoja. Jie pamiršta tą veiksmo atoveiksmo dėsnį. Tai visada kalbu galas, chebra, visada yra pasiekmė. Visada. Tu kažką gyvenime darysi, visada bus pasiekmė. Tu neišvengsi jos. Kiekvienas tavo gyvenime sprendimas lems tam tikras pasiekmes. Ir kalba net apie tas intimės lytiškumo temas. Nu tai va, tai jam būna toks biški. Grįžimas į realybę toks ir nušvitimas savotiškas. Turėjimas kritinio mąstymo ir apgalvojimas savo veiksmų. Dar, manau, tokia visai graži mintis yra, kad nenusimint, nes jeigu, pavyzdžiui, jaunas tikintysis paskaito katekizmą ar paklauso kokio kunigo, ar čia nuodėmė, ten, tarkim, ar per išpažinti kažką, ir jam pasako nuodėmė. Ir toks, aš esu sudūręs su žmonėmis iš bažnyčios ir tai yra didžiulė kova, kurie kovoja ilgus metus ir neranda tokio atsakymo, nes jie tokio... Bet aš galiu pasakyti atsakymą. Evangelizacinio tokio... Aš tau noriu pasakyti. Sakyk, taip. Čia mūsų pabaigai gal sutikimo. Tai, kad tu, jeigu tu kenti nuo masturbacijos, ne, tai čia yra pasiekmė kažkokių prieš tai buvusių procesų. Ne, ir greičiausiai žmogus šiaip savo į masturbaciją neįsitraukia. Tada, žinai, jeigu tai būtų, tai yra natūralu ir biologiškai visiems vyram, tai čia mes visi nuo to kentėtumėm. Ne, bet yra vienas kitas nemažai palyginus aplinkoje, kurie įsitraukia. Kodėl? Ir va, mes čia galim galvoti, dėl ko taip yra. Ir greičiausiai tai aš kiek kalbu su paaugliukais ir kalbu ypatingai su suaugusiais, kurie ateina kartais pas mane pasikalbėti asmeniškai, tai matau tam tikras priežastis, dėl ko jie linkia tai. O dažniausiai tai yra dėl vidinės įtampos. Dėl vidinių emocijų ir įtampos. Ir šitas būdas, masturbacija, yra vienas kaip iš mechanizmų tą įtampai sumažinti. Ir jis net nesupranta. Ir jeigu jis pagaudytų, taip ir būtų. Greičiausiai, kai tik tai įtampa sukyla, jeigu tai yra lėtiniai procesai, labai reikia didelės įtampos ir jis iškart gali užsimanyti masturbuotis. Ir labai viskas ten paprasta. Bėda tai, kad mes dabar gyvenam įtampos pasaulyje. Labai daug dirgiklių, kurie mums generuoja įtampas. Ir jeigu mes nesusidėlioja viską į lentynas, mes ištisai to įtampai verdam, mums tikrai gali būti didžiulės pagundos. Dėl to, kai kurie tikrai labai stipriai atkrenta į šitas pornografijos žiūrėjimą ir masturbacijas, kiti turi problemų su mityba, kada bando dopaminą gauti iš maisto, kiti ten veipina, rūko ar alkoholį vartoja, kur bando gauti greitą efektą, kad nusiraminti, ne, kad tą vidinę įtampą užglušinti. Tai dažniausiai čia taip. Ir kai pakalbu su tais vyrukais, suaugusiais, kurie kenčia nuo šito, kurie prisipažįsta, pasikalbė apie jo gyvenimą ir tu labai matai, kur didžiulės įtampos šaltiniai ir kuris tiesiog negali.
Bet aš viltingai žiūriu, palaikai, kad dabar susiremontuojam tą, bandom sutvarkyti šitą bandyk tvarkytis ir turėtų tau tas mažėti natūraliai. Tai... Tu labai daug psichologinių, tu palėti punktų, tokių aspektų, kurie yra labai svarbus. Aš norėjau tą pasakyti mintį apie tikėjimo, kad tas tikėjimo kelyje, kad nenusiminti. Taip, be abejo. Eini pas kunigą, kaip ir minėjo, ir tau sako, čia nuodėmė, ir ten vis tiek tu turi taisytis, gailėtis dėl savo nuodėmės ir kažkaip tas nesijausti, kad aš čia kažkoks labai purvinas žmogus esu, kad aš čia kažkoks labai, nežinau, čia manęs jau Dievas tokia neprims, nemylės. Ne. Tu esi toks patikintis kaip ir visi kiti, čia yra kelias, kelias, iš kurio mes išeinam. Čia, aišku, mes neturim jau viskas baiginėjasi mūsų laikas, čia daug temų nepaliesta, nes, pavyzdžiui, aš gal paminėsiu, kuo esu sudūręs, tai bažnyčiai yra sakoma, kad gyvenimas susimetus, neturėtų būti, neturėtų taip pora gyventi, neturėtų. Ir jeigu yra lytiniai santykiai tarp jų, dėl to tu negauni išrišimo bažnyčia, tu negali eiti komunijos, negali dalyvauti kaip pilnai tikintysis. Tas gyvenimas susimetus turėtų būti su žvaigždute. Taip. Nes, žinai, tu gali gyventi susimetęs, bet nebūtinai tu gali gyventi nuodėmėj. Aš tai taip galvoju. Gali būti ir taip. Žinai, taip. Mes galim gyventi susimetę, tipo kaip kambariokai tiesiog, tai ką mes čia dėl to dabar negalėsime. Tai taip, čia, žinai, turbūt susimetus, turint omeny, kad jūs gyvenat kaip šeima, su visais šeimos, visais tais santykiais. Nesustuokia. Ir ten tai intimumai visi yra visaka. Bet taip pat žmonės gali kartu gyventi ir visiškai be to intimumo, kaip draugai, kaip bičiuliai, kad ir skirtingų lyčių. Gali, bet gal tada užbaigsiu, nes... Tai kitam kartui gal sustiksim, galėsim kažką pradėti. Gal užbaigsiu. Esu sudūręs ir esu girdėjęs ir kitų žmonių taip pačiai su to sudūrė, kad sako, gerai, bet tai ką siūlo tada kunigas, pavyzdžiui, pasako, jūs nebegyvenkit kartu, nes jūs negalit gyventi. Ir tada žmonės labai nusivilia, galbūt ir tikėjimu, ir Dievu, ir bažnyčia, ir kunigais. O tai kodėl jie nesitokia, kodėl jie susimetę gyvena? Neaišku, čia reikia domėtis, ar kažko laukia. Tai tegul ženinas bet atrodo, ar čia ir yra apsprendimas, susitokia ir viskas čia tau. Tai jeigu tu gyveni ten jau kurį laiką, turi lytinius santykius, bendrauki, tai ko tu nesiženini su tuo žmogum? Tai kas čia per dalykai, tai kas čia tave stabdo toliau? Ir čia yra kita tema, kurią galėtumėm kažkada paliesti apie vyriškumą. Ir kodėl vyrai ir tos pačios moterys, kodėl jie susimetę gyvena ir kodėl jie neina į santuokas. Ir čia yra atsakymai irgi apie vyrų tą baimę suklysti, apie tą neryžtingumą, apie moterų taikstymąsi dėl tam tikros kultūros suformuotų klišių. Ne, taip neturėtų būti. Aš galvoju, nes tas irgi, čia vėl tas griežta prevencinė riba, apie kurią kalbėjau, kad bažnyčioje yra, jie tau nustato, tu ženikis, įsispręsi daug problemų. Tas, jeigu tu gyveni susimetęs ir tada galėsi ateiti pilnai gauti sakramentus. Bet kodėl tada ne taip, nes aš būčiau toj pusėje, kuris sakytų, kad viskas gerai, nes vienoj pusėje sakytų tau, pavyzdžiui, kunigas Skirkis, nebūk kartu, iki kol sustuoks, tada sustuoks, gyvenkit kartu, viskas gerai. Aš būčiau toj pusėje, kur sakyčiau, jūs gyvenkit, bet pasiryškit, kad jūs, pavyzdžiui, neturės lytinių santykių akto, kažkaip keiskitės, ne taip, kad žmogų išmesti, nustumti. Bet ar išmeta? Tavęs nereikia, bet, esu girdėjęs, kad, negali kunigas sakyti, išmetu iš bažnyčios. Ne, bet, pavyzdžiui, kai pasako, neduos išrišimo, iki kol nepasikeisi ar kažkas, gerai, gal tai yra vieno kunigo tai tam reiktų žmogui sakyti, kad tai aplamai tam žmogui nereiktų atsinešti tos, čia nėra nuodėmė, gyventi susimetus, neturint lytinių santykių. Ne, bet turint. Tai... Aš kalbu apie turint. Tai čia tada, žinai, tas pats lygus, tu gali gyventi ir nesusimetęs ir turėti lytinių santykių, čia bus ta pati lentyna. Matai, čia papuola mes tu ateini ne dėl to pačio susimetimo, situaciją. O dėl pačio lytinio santykio. Nes, pavyzdžiui, vyras gali turėti daug santykių su moteriam, bet negyventi su nei vieną kartu. Ir jis pas kunigą išpažinties ir kunigas jam duos išrišimą. Tai turės duoti. Bet jeigu tu susimetęs ir su vienu žmogum tu neketi partneriu ir tu negausi išrišimą.
Ir taip įdomi gaunasi, tai kodėl vienoje pusėje išrišimas duodamas, kad ne. Ai, Vien dėl supratau. gyvenimo kartu, kad tu imituoji jau santuokinį gyvenimą. Bet čia reiktų, nežinau, gal vyskupą kokį kalbinti, ne mane šitoje vietoje, bet Taip. jeigu aš būčiau, va, taip mąstyčiau su savo siauru suvokimu, tai, okei, tu turi, matai, gailėtis ir pasiryšti nebenusidėti ten visai kaip, turi tam tikri išpažinties momentai būti. Tai jeigu tu gyveni susimetęs, tai turėtum sakyti, okei, serijos gyvensiu susimetęs, bet stengsiuosi eliminuoti lytinius santykius ir visus kitus intimumus. Tada turėtum gauti išrišimą. Bet jeigu tu ateini su mintimis, kad aš gyvenu susimetęs, ir aš nieko negaliu pakeisti ir aš toliau viską darysiu taip pačiai, tai tu jau čia išvis aš pažintis nebegalioja, nes tu ateini, tu vadinasi, tu ateini jau su to nusitikimu, kad toliau vis tiek tą patį darysi, tu nebeatgailauji, vadinasi, gal ir atgailauji, bet tu nesistengi to atsisakyti, nesistengi keistis, taisytis. Taip, nes Kristus nori, kad mes keistumėmės, kad gal dėl to ir išrišimo eitume būti tikresni ir tose santykiuose ir pačius savimi, ne, ir būtume panašus į jį. Baigiam kaip teologai, žiūrėk. Gerai, tai ačiū labai Martynai, ačiū, kad atėjai pakalbėti. Tikiuosi jaunimas ir kas klausys, išgirdę žinią apie lytiškumą, pasisėmė idėjų, minčių, kaip kurti darnesnius santykius, įsineš kažką iš to pokalbio vertingo. Tai ačiū žiūrovams ir ačiū tau. Iki, sudie.